Sveiki, esu Rima Vaicekauskienė, knygos Tiesa apie tinklinę rinkodarą arba ką reikia žinoti pasirenkant MLM kompaniją autorė. Su tinklinė rinkodara susipažinau daugiau nei prieš 20 metų. Ir pirmoji kompanija, su kuria pradėjau bendradarbiauti, tai buvo, kaip vėliau išaiškėjo, finansinė piramidė. Bet tai manęs neišgąsdino ir nesustabdė toliau domėtis šią verslo industriją ir galimybėmis, kurias siūlė vis daugiau ir daugiau į Lietuvą ateinančių kompanijų. Turbūt sutiksite su manimi, kai tik pradedi domėtis MLM sistema, esi nuolat kviečiamas į įvairiausių kompanijų prezentacijas, esi kviečiamas tapti kompanijų klientų, vartotojų ar verslo partnerių. Tokiu būdu ir aš susipažinau su daugeliu kompanijų marketingo kompensaciniais planais ir jų produktais. Todėl šiandien, turėdama daugiau nei 20 metų patirtį tinklinėje rinkodaroje, noriu su jumis pasidalinti savo įžvalgomis ir pastebėjimais. Noriu pakalbėti apie tai, ar iš tiesų tinklinė rinkodara yra viena iš galimybių į finansinę laisvę. Ar garsusis šūkis "Būk savo gyvenimo šeimininku" yra įgyvendinamas realiame gyvenime? Ką jūs manote apie tai?